Šiandien buvo ypatingas dėmesys skirtas Šiaulių miestui. Į pagalbą buvo pasikviesti Joniškio, Radviliškio ir Pakruojo policijos pareigūnai. Virš 20 pareigūnų dalyvavo priemonėje. Ypatingas dėmesys buvo skirtas neblaivių vairuotojų išaiškinimui ir tų, kurie neturi teisę vairuoti. Vairuotojo pažymėjimo paieškokit, prašom. Alkoholio nėra. Labas vakaras, Šiaulių kelių policija pirmiausia vairuotojo pažymėjimo savo lygį. Gerai, alkoholio nėra. Eismo įvykis įvyko reido metu, sustabdžius begalę automobilių, tačiau žmonių netidumas, judėjimas, nepastebėjimas kitų šalia esančių, keisdamas važiavimo kryptį, vairuotojas kliudė gretima važiavusi, tai įvyko eismo įvykis. Tačiau viskas laimingai baigėsi, jokių nukentėjusių nebuvo, asmenys susipildė eismo įvykio deklaracijas. Kelių policija viršila vilkas 73 km, leistinės yra 50. Nustatyta aibė kelių eismo taisyklių pažeidimų. Vienas iš didžiausių greičių buvo nustatytas 102 km per valandą, kai yra leistinas 50. Tai tikrai yra nemažas greitas miesto sąlygomis. Vidutinis mieste greitis yra virš 30 km per valandą viršytas, tai tikrai nemažas. Kaip pastebėjom, visi važiuoja 80 virš miesto sąlygom, kur yra leistinas tik tai 50. Tai tikrai reikia laikytis leistino greičio ir minima visuomeniai tiek žiniasklaidai nulinė tolerancija bus ir toliau vykdoma. Važiuoja teisiniai yra 50. Dokumentus paieškokite. Iš viso buvo nustatyta virš 30 kelių eismo taisyklių pažeidimų. Taip pat 5 vairuotojai buvo vartoję alkoholį, tačiau leistina norma. Vienas iš didžiausių buvo 0,39 promilės. Priemonės metu taip pat nustatytas vienas girtas dviratininkas, kuris buvo neblaivus, jam buvo nustatytas 1,13 promilė girtumas. Dokumentus leistina norma. Gal kažką kramtat, gėrėt, ne, nieko.